Sveiki, atvykę į AB Eurovija Lietuva. Mano vardas Arina. Labas, aš esu Rūta. Esam įmonėje Tilstoj, čia aš dirbu inžinierės amatininkė. Labas, esame Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, kur aš su savo kolegomis projektavau gatves. Mes esame UAB Tilsta, esu gamybos padalinio vadovo pavaduotoja, mano vardas Jovita. Metai su trupučiu. 3 metus. Jau 4 metus dirbu čia inžinierė. 6 metus. Rudenį bus 25 metai, esu dinozauras. Kauno tiltas įsidarbino dėl to, kad norėjau pakeisti darbą ir prisidėti prie Lietuvai labai svarbių projektų. Tai atlikau praktiką ir likau čia dirbti. Tuo metu įmonė reikėjo tokios specialistės ir tuo metu aš ieškojau darbo, taip sutapo. Nes žinojau, kad Vilniuje yra gera tiltus statanti įmonė, todėl atvykau čia ir man čia patiko. Aš esu kelių skyriaus inžinierė, projektuoju gatves ir kelius. Į mano pareigas įeina ir projektų skaitimas, ir atliktų statybos darbų aktavimas. Skaičiuoju projektus, juos gilinuosi ir paskui, kai suskaičiuojam, pateikiam konkursui. Aš lydžiu kiekvieną gaminį nuo projekto iki jo gamybos pabaigos, tai yra išvažiavimo į objektą. Mano darbas įvairiapusiškas, aš negaliu pasakyti, kad jis vienodas ir nuobodus. Visą laiką man patiko daugiau tikslieji mokslai. Nes visuomet domino tiltai ir aviacija. Visada norėjau studijuoti tiksliuosius mokslus. Viena iš mano draugių metais vyresnė įstojo į inžinerinę specialybę ir grįžus į gimtinę papasakojo, kaip įdomu mokytis, kokios atsiveria perspektyvos. Susigundžiau ir įstojau. Praktinė dalis tai yra darbas su įvairiomis programomis. Kad viską galima suskaičiuoti. Kad inžinierija nėra tokia sudėtinga, kaip visi sako, jinai yra įkandama. Visų pirma, turi būti tiksliųjų mokslų šalininkas. Kūrybiškumas, kruopštumas. Greitumas, turbūt kiekvienoje situacijoje reikia greit susiorientuoti. Problemų sprendimo įgūdžiai. Loginis mąstymas. Tėtis, kuris turėjo daug draugų dirbančių keliuose ir man jo pasakojimai buvo be galo įdomus. Visada žinojau, kad noriu projektuoti kelius ar gatves. Vasarą atlikau keletą praktikų, man patiko, tai ir nuėjau į tą sritį. Įdomiausia stebėti, kaip iš brėžinio gimsta gyvas gaminys. Kiekvienas projektas yra skirtingas ir tai augina mane kaip asmenybę ir specialistę. Teko dirbti su keliu, kurį reikėjo pritaikyti karinės technikos judėjimui. Tai Via Baltica, Rail Baltica. Projektą. Su pažangiausiam technologijomis. Darbas ofise. Ofise, bet retkarčiais gerai ir nuotolį. Nuotoliu. Myliu ir namus, ir darbą, ir labai gerai visur jaučiuosi. Nenuobodu, įdomu, dinamiška. Vizija, procesas, rezultatai. Įdomus, nemonotoniškas ir pilnas iššūkių. Tai yra nuolatinis bendravimas. Sakyčiau taip. Manau, kad taip. Jie nemaišo. Tikrai ne. Ofise su kolegomis. Ofise, nors galim ir kavinėje. Artimiausioje kavinėje, nes mėgstu keliauti. Karjeros galimybės iš tikrųjų yra labai plačios. Plačios, tikrai plačios. Dabar inžinierių labai daug reikia. Baigęs inžineriją, studentas tikrai ras darbą, bet kur. Iš tikrųjų galima pasirinkti pagal savo gyvenimo būdą, gyvenimą vietą, išsirinkti savo tinkamą darbo vietą, darbo pobūdį ir iš tikrųjų į darbą eiti kaip į šventę. Labai noriu tikėti, kad kelių infrastruktūra ateinantį dešimtmetį taps geresnė, pralaidesnė, pati kelių kokybė taps geresnė. Tankės, gerės, tikrai. Projektai didės ir taps dar įdomesni, kad jaunimui būtų iššūkis. O žvelgiant iš inžinerinės pusės, tai tikimasi, kad projektai bus rengiami BIM pagrindu, kas bus labai inovatyvu ir atvers dar daugiau galimybių inžinieriams. Šiuo metu vykstantis tokie kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Dalyvavome projekte elektrifikavimo ruožo pamatų gamyba ir jame labai patiko, kadangi teko priimti labai daug iššūkių ir gamybą per labai trumpą laiką padidinti. Via Baltica vieno etapo gaminių gamyba, tai yra 9 statiniams, tiltinių sijų bei kitų elementų gamyba per labai trumpą laiką. Aš tikiuosi dar bus. Tikiuosi, toks projektas dar laukia ateityje. Iki šiol buvo tokia nuomonė, bet Tai nereiškia, kad mums moterims čia ne vieta. Kartais pritrūksta to moteriško kruopštumo, kantrybės. Iš dalies.
Tikrai ne, mūsų kolektyve daugėja moterų, kurios yra puikios specialistės ir puikus pavyzdys. Būdama bakalauro studijose, tai anksčiau įsidarbinčiau pagal specialybę ir taikyčiau kartu ir praktiką, ir teoriją. Manau, nieko nekeiščiau, nes man patinka mano darbas. Būsimam studentui palinkėčiau nebijoti, pasitikėti savimi. Nebijoti inžinerinių studijų, todėl kad jas baigus darbą gauti bus tikrai nesudėtinga. Inžinierių reikės, o šiuo metu yra jų trūkumas, tai manau labai perspektyvi profesija. Pirmyn, tai verta. Susisiekimo ministerijos puslapyje ir Via Lietuva internetinėme puslapyje. FEGDA grupė tikrai jums padėtų, todėl kad joje yra FEGDA, Tilsta, Alkesta bei SRP projektas, kurie visuomet pasiryžę papasakoti apie šitą darbą ir šitą profesiją. Taip pat mielai siūlau kreiptis pagalbos ir informacijos į jau esamus inžinierius, kurie tikrai mielai padės ir pasirūpins.